neįprastiems pasimatymams nueik į 5 iš karto. Jei pirmas pasimatymas užkniso, tiesiog pasakyk kitas. Pasiųsk jį arba ją autobusą ir pradėk iš naujo su kitu. Ta ar tas, kuris iškęs iki judviejų pasimatymo galo, galės rinktis eiti į antrą pasimatymą su tavim arba pasimti pinigus ir palikti tave ant ledo. Ką darai, daryk gerai, nes tu gali būti kita arba kitas. Sveiki, aš Irūna, man 19 metų. Kitas pasakyčiau tam, kuris būtų dviveidis, kuris nekaip kvepėtų. Mėgstu originalius vaikinus. Na, jeigu šiandien nesurasi vaikino, tai, manau, bent susipažinsi su daug fainų berniukų, galbūt jie bus mano draugai geri. Vaikinukai, jeigu jūs esat labai nešvankus, bezdat, riaugėjat, turit atlėpusias ausis ir esat pakankamai spuoguoti, aš jums tikrai pasakysiu kitą. Na, tikiuosi šiandien gerai praleisti laiką. Sveiki, esu Vaidas, man yra 22 metai, esu iš Vilniaus, ieškau meilės piniguose. Esu Martynas, iš Garliavos, laisvino laisvagio laikus, varinėjau trūlikam pakus. Ieškau panos, kad nebūtų tik tai ryža, ubagė, sutre, taškas. Aš Darius, man 19 metų, esu 12-okas. Man patinka krepšinis ir ledinės panelės. Kaip žiūriu kašį, tegu man pana atneša lauk. Aš esu Tomas, studentas, ieško panelės. Va tokios. Aš esu Denis, man 22 metai, aš esu liūtas ir ieškau tokios pačios liūtės, kuri galėtų iškidenti man plaukus ir atnešti grobį į lovą. Autobusas riaumoja veždamas 5 jaunus eržilus į aklą pasimatymą. Lieknos blondinės degusios. Plikos blondinės degusios? Ne plikos. Galvotos? Ruslana Krilkina. Ar gražuolė Irūna susiras savo išrinktąjį? Matysite netrukus. Hebra, dabar bus pys. Martynas, 22 metai, pamišęs žiniukas. Svarbiausia merginos detalė – krūtinė. Idealus pasimatymas prie pilno alaus šaldytuvo. Similėjau iš karto. Labas. Martynas. Irūna. Malon labai. Man irgi kiek tau metų? Man 22. Kiek tau? Kiek atrodo? 10, 19. Aha, pataikai beveik. Kaip manot, grįšysi? Manau, grįž. Manau, aš ir grįž, tokio locho niekada. Koks mano vardas? Koks tavo vardas? Pakartok, sužinosi. Kitas. Mergaitės panelės. Gal panelė iš tikrųjų yra simpatiška, bet labai trūkdo straznas. Na, vaikinas gražus, tvarkingas, matosi drąsus, gan iškalbus, bet jeigu po 5 sekundžių pamiršo mano vardą, tai nieko gero. Vakar truputį užbaliavau, šiandien su atmintim blogai, neprisiminiau vardą. Ir dabar jo neprisiminiau. Išvydęs Irūną, Martynas neteko žado ir jo protas bei atmintis aptemo. Todėl pasimatymas baigėsi neprasidėjo. Pareina! Kas gero, kaip sekėsi? Panelė iš tikrųjų super. O tai labai sraznota. Labai. Braliuką, ne, vaikystės savo sunku buvo su panelėm. Labai sunku. Aiku, panelėm. Laikykis. Jamam šitą darbą. Vaidas, 22 metai, vakarėlių liūtas, tikra meilė piniguose, ieško dainuojančios namų šeimininkės. Labas. Labas, užeik. Aš Vaidas. Irūna. Malonu. Panelė super, panelė iš tikrųjų. Koks vardas? Būtame esmė yra, kad paklausė, koks mano vardas. Nu, tipas susipažinau mane, nežinojau. Sako kitas. O koks jūs vardas? O aš tai nežinau, dabar koks jūs vardas. Tai jau tu pasakytum, bet neįsiminiai? Nu, būtent. Šiaip gražiai, rimtai iš tikrųjų, pana. Kuo laisvalaikį užsiiminėjai? Sportuoju. Aktyvus vaikinas. Labai aktyvus. O šiaip esi originalus? Aš nemoku, bet šiaip. Bet šiaip pakankamai mokėtum nustebinti merginelę. Taip. Tada aš tau duodu, maždaug minutę, gal truputį daugiau laiko, ar galėtum man 4 eilį apie mane, arba tiesiog apie mūsų pirmąjį pasimatymą. O tai matyta buvo kur nors? Matyta. Labai matyta. Maksimum kasinį. Aš tau duodu minutę laiko ir gražų 4 eilį man. O aš tau padainuosiu. Padainuok tu man. Per vėlai
negrįš jau tai, kas buvo, per vėlai pamilai. Jam sakė, iš pažastų labai smirdu, tai... Gal ne uostis? Ne uostis. Bet jeigu triukę nusėms, tai gali būti blogai. Čia gražią vasaros dieną išlipau iš autobusiuko, iš karto atėjau pas tave. Pamatęs tave, norėjau prisėsti šalia. Kad meilė būtų tarp mūsų karšta. Wow, visai neblogai. O jeigu paninuotum ir melodiją? Ne, nesu aš labai muzikalus vaikinas. Va. Klausau, bet nedainuoju, negroju nieko. Aišku, čia ir yra didžiausias minusas, nes aš noriu vaikino, kuris turėtų ir klausą ir kad galėtų kartu su manimi padainuoti, todėl kitas. Ką darysi, toks jau gyvenimas? Buvo malonu čia pasėdėti. Sušilai. Be abejo. Ačiū, viso gero. Iki. Man, aišku, tavo nesu čia super gražus, jai. Vaikinas yra paprastas, simpatiškas, draugiškas, linksmas. Pašretas variantas. Tik kažko labai jau bijojo. Gal manęs? Juk aš nesikandžioju. Scenos žvaigždė Irūnai nepakeliui su nei taktą baubenčių Vaidu. Paploninti balselio vaikinukas išsistas į autobusą. Braliuk! Kaip, ana? Gerai, kodėl? Pana? Aš nežinau, lūknis, o pabais. Nieko, ja? Patikėk, nes jau ant ekstras danų privaryta, neįdų. Aš tikėjau tavim, bet man regis, tu esi melagis. O ką jį pradėjo? Tai dėl ko jį išmetė? Nu ką, žinau, aš nesuprantu tos kalbos. Tai kaip gyvatė? Tai va, kas į jūros periodo parką keliauja? Turi būti kietas bachūras, kad jis... Nes turi būti pats kiečiausias. Kietas čia netinka apibūdinimas. Yra pats kiečiausias. Tai va, užsiminsiu. Katytė, tu būsi mano. Miau. Denis, 22 metai, būsimas biologas. Hobis vyriški papuošalai. Moteris pabaisas, stora ir be dantų. Teach me, tiger, how to kiss you. Labas. Denis, Irūna. labai malonu. Nu, aš nemanau tikrai, kad jį turėtų paimti. Va, jeigu jūsų dviejų nepaėmė, tai jam tikrai nėra šansų. Bachūro krūtinė plaukuota, gyvūnėlių turi, ant jų augina viskas. Kaip gali Kaip nepaimti? gali paimti? Ne. Nu, draudimuose dirbu, šiuo metu dar ieškausi darbų. Taipogi užsiimu su papuošalais vyriškais, toks savo mini verslas. Rimtai su papuošalais. O dar klausimas, kaip, pavyzdžiui, mane nustebintum? Tave? Aha. Nu, galėčiau paimti, staiga pabučiuoti. Pūksiu išėjo, jau prikulą padarė. Jau mes nebeišeisim tikrai. Būkis į Džekas išėjo. Esi gan žemokas vaikinas. Man patinka aukštesni. Todėl kitas. Gaila, sėkmės tau. Ačiū. Čia yra blogai. Šitas variantas yra labai blogai. Tokia išvaizda gan nieko, bet palyginus susikauščiusi. Ta prasakstyta pas jį krūtinė, žinot, nesukėlė man gerų emocijų. Na, aš manau, panelė manęs išsigando. Mano stiliaus, mano krūtinės. Nu, ką padarysi? Kitas. Denis išgirdo negailestingą kitas, nes Irūna užmiega ir be gauruoto pliušinio tigro. Sėsės, nu kaip, ana? Nu, pana, labai strasdanuota. Kaip ir jūs sakėte. Teisingai sakai, ne? Siaubas. Tiek strasdanų dar nemačiau. Nu, šiaip tokia žemoka, bet keistai. Jis sakė, nori aukštesnio.